Šiandieną savo video intro norėjau jums įrašyti iš savo mėgstamiausio Minivanka ežero, čia Banto nacionaliniam parke, Albertos valstijoje, Kanadoje. Tie, kurie manęs nepažįstate, aš esu Kristina Džei, santykių gyvenimo tikslo, pasitikėjimo ir laimės mokytoja, padedanti įskaulintoms ir emocinį smurtą patiriančioms moterims išsivaduoti iš toksiškų santykių. Linkėjimas čia ir iki. Sveiki! Šiandieną savo video noriu pakalbėti apie tai, kaip santykyje su narcizu ar toksišku partneriu mes pametame savo vertę ir tiesiog išduodame pačios save. Kokias taktikas narcizas naudoja, kad pamintų mūsų savivertę. Dėkui mano pirmajam 1000 subscriberių, o jeigu jūs dar neužsiprenumeravote mano kanalo Verta meilės, prašau padarykite tai dabar paspausdami subscribe, o taip pat išdrįskite palikti komentarą, klausimą ar pageidavimą, kokią santykių temą norėtumėte daugiau išgirsti mano tolimesnėse paskaitose. Taigi pakalbėkime apie tai, kaip narcizas pamina mūsų savivertę. Labai liūdna, bet labai daug moterų ilgus metus pasilieka emocinio, psichologinio, narcisistinio smurto santykyje, manydamos, kad nieko geriau gyvenime neras. Manydamos, kad geresnio partnerio ar geresnio gyvenimo jos nėra net vertos. Be galo skaudu matyti protingas, gražias, išsilavinusias, darbščias, mylinčias moteris užstrigusias toksiškume. Dirbdama su emocinį smurtą patiriančiomis moterimis, kaip saviugdos mentorė ir santykių coacherė, dažnai pastebiu, kaip mano klienčių savivertė yra visiškai paminta ir dažnai jos net nemato, kad jų partneris su jomis elgiasi nepagarbiai, šiurkščiai ir toksiškai. Jos tikrai jaučia, kad santykis yra nesveikas, bet neretai bando pateisinti partnerių netinkamą elgesį ir prisiima kaltę savo už skaudų santykį. Moterims santykio skausmas patampa normaliu dalyku ir nors jos santykėje jaučiasi siaubingai, neranda ryžto ir drąsos iš to santykio atsitraukti. Ir aš pati tenai buvau, bei iš patirties žinau, kaip sudėtinga yra galiausiai ryžtis atsiskirti nuo emociškai smurtaujančio partnerio. Tai ateina tik tada, kai mes įžengiame į pabudimo laikotarpį ir pradedame atstatyti savo kaip moters vertę ir suprasti, kad mes esame vertos sveikos meilės ir pagarbos. Bet šiandien būtent ir panalizuokime, kokias taktikas narcizas naudoja, kad paminti mūsų kaip moters vertę ir laikyti įstrigusią toksiškame santykyje daugelį metų. Narcizas atakuoja jūsų savivertę pačiais įvairiausiais būdais. Jis paminti jūsų vertės pats vienas negali, todėl tame procese be abejo dalyvaujate ir jūs. Jūs palaipsniui išsižadate savęs, savo vertybių ir savivertės tiesiog išduodate pati save. Pirmas metodas, kurį narcizas naudoja, tai yra tai, kad jūsų savivertė krenta pamažu, nes jis veikia labai subtiliai. Viena iš šio taktikų yra bombardavimas meilę arba kitaip vadinama jūsų idealizavimo fazė. Taigi santykių pradžioje narcizas daug dėmesio skiria tam, kad jaustumėtės ypatinga, pastebėta ir mylima. Viskas atrodo gana nuostabu santykių pradžioje ir jūs jaučiatės taip, lyg būtumėte sutikusi tikrą sielos draugą. Tačiau tas etapas ilgai nesitęsia. Ir po jo seka nesiskaitymas su jumis, subtilios patyčios, sarkazmas, jūsų žeminimas, pavydo scenos, emocinis ir fizinis šiurkštumas. Bet po to ir vėl seka susitaikymo ir medaus mėnesio fazė. Kitaip sakant, jūs esate įstrigusi psichologinio smurto rate, įgyjate tarsi nesveiko santykio priklausomybę ir sukuriate trauminį prisirišimą prie narcizo. Jūsų partneris vis dar suteikia jums vilties, kad viskas bus gerai santykyje, o jūs bandote tuo tikėti, nes esate įsikibusi į viltį, kad galiausiai visa jūsų bendrystė, visa jūsų partnerystė pavirs į vieną ilgą medaus mėnesį arba į nesibaigiantį bombardavimo meilę sezoną. Deja,
tai tik tuščios viltys ir tai būtent priveda jūs prie antro dalyko, kaip narcizas pamina jūsų savivertę ir priverčia jūs išduoti save, tai yra toksiškos vilties suteikimas arba ateities klastotė. Medaus mėnesio fazėje arba bombardavimo meilė fazėje narcizas prižada visko labai daug. Jis žino, apie ką jūs svajojate, ko norite, kaip įsivaizduojate bendrą gyvenimą kartu ir jis bando visą tai jums pažadėti. Pavyzdžiui, jeigu jūs kalbėjotės apie tai, kad kartu norėtumėte nusipirkti namą ir kartu praleisti likusį gyvenimą, jis sugebės viską nupiešti taip, kad jūs esate labai arti to tikslo ir tos svajonės įgyvendinimo. Tačiau realybėje ta diena gali niekada taip ir neateiti. Ir jūs turite tą viltį, kuri jūs ir laiko drauge, arba jūs, tarkim, svajojate apie bendrą išvyką, kelionę kartu ir narcizas bandys parodyti, kad jis tuo lyg ir suinteresuotas, dės tam tikras pastangas, bet kuomet jūs norite matyti konkrečius veiksmus, partneris ims atsikalbinėti, bandys įrodyti, kad kelioniai dabar nėra tinkamas metas, kad jisai galbūt per daug užimtas, gal neužtenka finansų, gal kitais metais, o gal dar kitais ar dar kitais. Arba, tarkim, jis gali žadėti keistis, pradėti lankytis pas psichologą, santykių coacherį arba pradėti lankyti programas, kurios padėtų su pykčiu ir agresija arba priklausomybėmis, bet jis tai tik žada, tačiau realybėje tai niekada ir nevyksta. Būtent visi tie pažadai svajonės, kad jūsų norams bus lemta išsipildyti ir narcizo tie visi pažadai jūs ir laiko nesveikame santykyje. Trečia, priverstinis paklusnumas, anglų kalboje tai būtų coercive compliance, yra dar vienas būdas, kuriuo narcizas netiesiogiai verčia jūs išduoti save ir pamina jūsų savivertę. Tikriausiai pastebėjote, kad narcizas puikiai įkalba jūs pasakyti taip, kai jūs to visiškai nenorite. Ar tai būtų tam tikri dalykai susiję su jūsų finansais, ar tarkim jo brangiais pirkiniais, ar tai atšaukimas jūsų planų dėl to, kad jis nenori juose dalyvauti, ar net įkalbėjimas jūs daryti tai, kas eina prieš jūsų vertybės ir moralinius įsitikinimus. Jūs dažniausiai sutinkate su juo ir pasakote taip jo norams, pageidavimams, jo idėjoms, jo planams, nes jums tai yra tiesiog paprasčiau ir lengviau, negu jam prieštarauti, bandyti įrodyti kitaip, ginčytis vienaip ar kitaip. Jis vis tiek įrodys, kad jūs neteisi, o jis teisus, kad jūsų planas netinkamas, o jo planas yra idealus, kad jo pasiūlymas jums abiems kažkaip tai pasitarnaus, jeigu jūs tik jo paklausysite. Jis taip pat naudos pačias įvairiausias manipulacijas, kad jūs tik su juo sutiktumėte ir pasakytumėte taip, net jei jūs to visiškai nenorite. Santykyje tai prasideda nuo labai mažų dalykų, kurie iš pradžių atrodo visai nereikšmingi, tačiau su laiku jūs pastebėsite, kad jūs pradedate sutikti su viskuo, ką jis sako, viskam pritarėte, nors jūsų visas vidus tam priešinasi ir taip po truputį palengva jūs išduodate save vėl ir vėl, paminate savo norus, savo svajones, atsisakote savo nuomonės, savo įžvalgų, nes nenorite kelti kažkokių tai konfliktų ir jums taip tiesiog yra lengviau pasakyti taip narcizui. Tai yra ta išdavystė prieš save, nes jūs savotiškai pametat save ir netiesiogiai narcizui sakote, kad jums jūsų poreikiai nėra svarbus, o jo yra didžiausias prioritetas. Ketvirta. Kitas būdas, kuriuo narcizas gali priversti jūs išduoti save, yra manipulacija jūsų emocijomis, siekiant jūs kontroliuoti. Santykyje su narcizu jūs negalite būti savimi ir nesijaučiate saugi išreikšti savo jausmus, savo emocijas, nes jis jūs vadina per daug jautre, per daug emocionale, per daug pikta, per daug reikle ir taip toliau ir panašiai. Jeigu jūs, tarkim, esate labai empatiškas žmogus ir jums patinka padėti žmonėms, tame tarpe ir narcizui, jūs dažniausiai nukenčiate nuo savo empatijos, nes narcizas sugeba sumenkinti jūsų pagalbą kitiems žmonėms, o į jūsų rūpestį ir empatiją jam dažniausiai atsako šiurkštumu ir grubumu.
tuomet palengva jūs imate vengti rodyti savo tikrus jausmus, ne tik narcizui, bet ir aplinkiniams žmonėms. Jūs nenorite susilaukti netinkamos reakcijos, nenorite susilaukti pažeminimo iš jo pusės. Ir jūs pradedate slopinti tą savo dalį, kuri nori būti visiems maloni, dosni, švelni, atvira ir empatiška. Ir vėlgi tai yra tiesioginė išdavystė prieš pačią save. Jūs palengva tampate kitokią asmenybę santykėje su narcizu, nes daugiau nesijaučiate saugi dalinti savo tikraisiais jausmais ir būti tuo, kuo jūs giliai širdyje esate. 5. Kitas būdas, kuriuo narcizas manipuliuos jumis tam, kad jūs išduotumėte save ir pamintumėte savo vertę, yra baimės naudojimas. Narcizas dažniausiai yra grubi ir šiurkšti asmenybė, todėl jūs vengiate konfliktų, bijote išsakyti savo nuomonę, nes nenorite sukelti jo pykčio proveržių. Jeigu situacija labai sudėtinga ir jūs jaučiate tą poreikį įvardinti problemą ir ieškoti sprendimo, jūs bandysite tai išsakyti partneriui, bet vėl ir vėl sulauksite tokios pačios jo reakcijos. Todėl santykyje su juo jūs išmoksite tylėti ir savo nuomonę pasilaikyti savo ir tiesiog atmesti savo poreikius. Labai daug ką narcizas daro tyčia, norėdamas atimti jūsų balsą ir jūsų nuomonę. Narcizas jūs išmoko tylėti ir teikti pirmenybę jo poreikiams. Gali būti, kad jūsų dienoje įvyko kažkas labai labai svarbaus ir jūs tiesiog degate noru tuo pasidalinti su savo partneriu, bet vietoje to jūs 5 valandas klausysitės jo ir kas jam nutiko dienoje, net jei tai yra visiškai nereikšmingi dalykai ir tik pletkų lygio reikalai, negu kad jūs išdrįsite pasidalinti jums ypatingai svarbiais dalykais, arba jūs atsisakysite jau keleto mėnesių planuoto renginio ar išvykos, vien dėl to, kad narcizas turi įgyvendinti savo impulsyvų ir labai spontanišką tos dienos planą. Dėl to jūs atšauksite savąjį. Jūs padėsite savo jausmus ir poreikius į šoną tam, kad pasirūpintumėte juo, nors tuo momentu jums pačiai labai reikia emocinės ir psichologinės paramos. Taigi, baimė konflikto, baimė jūsų pažeminimo, baimė jo pykčio proveržio verčia jūs išsižadėti savęs, savo poreikių, tylėti ir prioritetą teikti narcizui. 6. Narcizas manipuliuos jumis ir ves jūs link to, kad jūs prarastute savo kaip nuostabiaus moters vertę, priversdamas jūs jaustis taip, kad jūs negalite gyventi be jo. Narcizas moka jūs įtikinti, kad be jo jūs esate niekas, kad be jo jūsų gyvenimas bus apgailėtinas, kad be jo jūs esate žlugusi finansiškai, kad be jo jūs liksite ubagė, kad be jo jūs nesugebėsite būti laiminga, kad be jo jūs negalėsite pasirūpinti nei savimi, nei savo vaikais, kad be jo jums, žodžiu, geriau mirt, nei gyvent, nes be jo jūs esate tik tuščia vieta. Jis sugeba jums įteikti, kad tai jis buvo jūsų gelbėtojas, kad tai jis jūs išgelbėjo iš nepritekliaus, kad tai dėka jo jūs gyvenate gražiame name ar ekonomiškai stabilioje šalyje, kad jūs niekas nebūtų net žiūrėjęs, bet jis parodė jums tokią malonę, kad susiejo savo gyvenimą su jumis, nes jūs turėjote be galo daug trūkumų, jis atseit žinojo, kad su jumis kažkas buvo negerai, bet vis tiek jūs pasirinko, todėl jūs turite būti jam labai dėkinga visą savo likusį gyvenimą. Jums taip pat pasisekė, kad jūs jį turite. Tarp viso to narcizas dar sugeba jūs ir izoliuoti nuo aplinkinių žmonių, sakydamas, kad ta ar kita draugė nėra jums gera įtaka, kad jūs turėtumėte mažiau bendrauti su tėvais, seserimis ar broliais, nes jie yra netokie jau geri žmonės, kad vakarais geriau praleisti laiką su juo, nei kažkur išvykti. O be viso to šalimais dar gali eiti ir tai, kad narcizas jūs padaro priklausomą
priklausoma nuo jo finansų ir tada jūs išties galvojate, kad viskas, tik jis ir tik jis yra vienintelis vyras, vienintelė saugi vieta, juk jūs nieko kito be jo neturite. Ir net negalėsite turėti, nes niekam jūs nereikalinga, o be to nesugebėsite savimi pasirūpinti finansiškai, taigi net jei jaučiatės absoliučiai nelaiminga narcisistinėme santykyje, jūs vis tiek jame pasiliksite dėl to, kad jūs patikėjote narcizo melu, jau be jo jūs esate visiškas niekis. Atmeskite jo melą ir atstatykite savo vertę kaip nuostabi ir nepakartojama moteris ir nekainuojamos vertės Dievo dukra. Dar vienas būdas, kuriuo narcizas gali priversti jūs išduoti save ir paminti jūsų savivertę, yra tyčiojamasis iš jūsų interesų, pomėgių, pasiekimų ir bandymas įrodyti, kad jūs nesate pakankamai gera vienoje ar kitoje gyvenimo srityje. Jūs turite svajonės ir siekius, pomėgius, tačiau narcizas bando pasakyti vėl ir vėl, kad visa tai yra nesąmonė, arba kad tai yra tik laiko švaistymas, arba kad tai užima per daug laiko ir jūs apleidžiate santykį, arba kad jums tai nepasiseks, nes toje srityje yra daug geresnių negu jūs. Jūs norite pasimėgauti savo gyvenimu, jūs norite daryti dalykus, kurie įprasmina jūs, bet narcizas užkerta tam kelią, bando jūs nuo to atitraukti ir tiesiogiai, ir netiesiogiai ir bando jūs priversti nutraukti tą ar kitą veiklą, mesti savo hobį, nutraukti savo studijas, išeiti iš mylimo darbo ir taip toliau, nes jie negali matyti jūsų laimingos. Jie nori tikėti, kad vienintelis laimės šaltinis jūsų gyvenime yra jis. O taip pat narcizas žino, kad jūsų mėgama veikla, emociškai sveiki žmonės, kurie jūs supa toje veikloje, yra kaip priešas jam ir nesveikam santykiui. Todėl jis visais įmanomais būdais bandys jūs atkalbėti nuo tos veiklos per kažkokį tai pasityčiojimą, pažeminimą, manipulacijas. Bet jūs priešinkitės tam ir žinokite, kad jūsų svajonės, jūsų siekiai, pomėgiai, hobiai, mylimas darbas, emociškai sveiki žmonės jūsų aplinkoje yra kaip priešnuodis tam, kas vyksta jūsų narcisistinėme santykyje. Ir aštuntas būdas, kuriuo narcizas manipuliuos jumis ir prives prie savęs išdavystės, yra jūsų įtikinimas, kad jis pasikeis. Narcizas žino, kad jūs esate atlaidi ir mylinti problemų sprendėja, žino, kad jūs kiekviename žmoguje matote gėrį ir potencialą, norite kiekvienam padėti, patapti pačia geriausia savo paties versija ir todėl jis sukuria tokią iliuziją, kad jis lyg ir nori keistis, kad jis lyg ir stengiasi santykyje ir jūs turite matyti tą potencialą jame. Bet dažnai tai yra tik tuščios šnekos, nes jo elgesys rodo tai, kad jis išties niekiek nesikeičia. Tai gali būti grandioziniai pažadai, brangus kursai, psichologo konsultacijos, bet visa tai yra tik akių dūmimas, nes narcizas daro tai, kad galėtų jūs ir toliau laikyti nesveikame santykyje, sakydamas, tai ką tu nematai, kad aš keičiuosi, investuoju į save, į mūsų santykį, tu pati nežinai, ko nori. Tokiu būdu narcizas sugeba paminti moters savivertę, pasėja abejonės ir jūs matote, kad jo elgesys rodo ką kitą, bet jo žodžiai paveikia jūs taip, kad jūs išties lyg ir norite tuo tikėti, jog šis žmogus keičiasi. Dar narcizas gali manipuliuoti jumis sakydamas, kad tik jūs esate ta vienintelė, kuri jį išties supranta, kuri tik vienintelė jį myli, be kurios jo gyvenimas yra nieko vertas, nes visi kiti mato jame tik blogį, o jūs matote jame šviesą ir gėrį ir tai padės jam įveikti blogybės ir jis galiausiai pasikeis. Bei jūs būsite laimingi kažkada. Ir naudodamas visas šitas manipulacinės strategijas, jis taip ir laiko jūs nesveikame santykyje ir pamina jūsų savivertę. Jūs išduodate save, jūs bandote tarsi padėti skęstančiam asmeniui, bet jis išties net nenori pagalbos ir jūs bandydama jam padėti imate pati skęsti, nes jis įtraukia jūs tik gilyn į vandenį. Taigi, santykyje su narcizu mes palengva pametame save, paminame savo savivertę
Išduodame save, savo vertybės ir dažnai gyvename lyg tai ne savo gyvenimą. Mes darome viską, kad tik įtikti ir patikti savo partneriui, kad nesukelti jo pykčio proveržio. Mes bijome išsakyti savo nuomonę ar pasidalinti savo planais ir svajonim. Mes slopiname savo jausmus. Mes patampame tiesiog kažkoks tai narcizo pratęsimas. Jis nenori mūsų paleisti, bet mes dažnai pačios net ir nedrįstame iš nesveiko santykio išeiti, nes mes buvom įtikintos, kad narcizas yra pats geriausias dalykas, kas tik galėjo nutikti mūsų gyvenime, o be jo mes tiesiog pražuvę. Yra būtina palengva atstatyti savo vertę, pradėti mylėti save, rūpinti savimi, pastovėti už tai, kas yra teisinga ir sveika santykyje, nubrėžti aiškias ribas, drąsiai išsakyti savo nuomonę ir tiesiog liautis tikėjusi narcizo melais, kad be jo jūs gyvenime nieko nepasieksite, ar kad jūs esate nieko verta moteris ir niekas kitas į jūsų pusę net nepažiūrės. Melas, melas, melas ir dar kartą melas. Šiandien raginu jūs ieškoti būdų, kaip pamilti save ir statyti savo vertę, bei pasipriešinti visoms narcizo manipulacijoms. Rekomenduoju peržiūrėti mano video apie meilę savo ir vertės atstatymą, o taip pat siūlau susisiekti su manimi 30 minučių nemokamai sesijai ir pasidalinti savo istoriją su manimi, bei drauge ieškoti būdų, kaip išsivaduoti iš narcisistinio ir toksiško santykio. Jeigu dar neužsiprenumeravote mano kanalo Verta meilės, prašau padarykite tai dabar paspausdami subscribe ir pasidalinkite mano video ir kanalo nuorodą su moterimis, kurioms mano paskaitos apie toksiškus santykius būtų naudingos. Šiam kartui tiek ir iki pasimatymo kitą kartą. Sudie.